Turbūt dar po savaitgalio gyvi įspūdžiai po Formula Drift etapą, naująjį Jersey, papasakot trumpai, kaip ten sekėsi. Sekėsi neblogai, biški streso buvo, nes pirmą užvažiavimą negerai pravažiavau, tai neišėjo kvalifikuoti, bet po to išėjo normaliai pravažiuoti, taip nelabai stipriai, bet žinai, kad tik galėčiau kvalifikuoti. Bet po to viskas normaliai ėjosi. Su Kenny Moen top 32 važiavau, po to su Robbie Nishida vieną, žinai, mažą klaidelę padariau ir dėl to toliau neišėjo važiuoti, bet aplamai gerai, neblogai sekėsi. Kaip apskritai sezonas šitas klostas? Gerai, dabar taškuose 8, tai, žinai, pastoviai kaip į 16 papuolį ir kvalifikuoji neblogai, tai taip arčiau ir arčiau, žinai, taškuose ir taip eini. Papasakok trumpai savo kaip apie drifterio karjerą, kodėl, pavyzdžiui, nelikai ralyje, nepatraukė ralis, nes ralistai sako, kad ten automobilių sporto karalius. Jo, ralis yra, žinai, labai įdomus sportas, bet Amerikoje su rėmėjais su raliu yra gan sunku, nes sportas vis tiek nėra toks populiarus Amerikoje kaip, žinai, Europoje, kaip čia. Ir aš bandžiau ralį, važiavau 2 metus, žiauriai man patiko, bet kiek aš leidžiau pinigų, viskas iš mano kišenės ir kad ir rezultatai neblogi, vis tiek negalėjau toliau, žinai, tiek pinigų savo kišti. Taip. Tuo pačiu metu pabandžiau driftinti, nes grinai draugas pakvietė, aš nieko negalvojau, kad čia, žinai, kažkas iš to bus, bet labai patiko ir tuo pačiu gerai pradėjo sektis. Buvo grinai tik įdomu važiuoti ir kažkaip, žinai, rėmėjai pradėjo rinktis ir dabar, žinai, toliau taip ir važiuoju. Tai ką reiškia būti Amerikoje profesionaliu drifteriu? Ar tu turi ten savo mitybos planą, fizinio pasirašymo programą, ten kiek komandai narių? Žinai, mano komandos yra 4 maždaug nariai, yra visi draugai pažįstami, kurie visur su manim važiuoja, daug padeda, aišku, jiem perku, žinai, bilietus, kad skrist galėtų visur, maistą, ką galiu, žinai, kad jie su manim visur važiuotų. Ir yra iš tikrųjų labai daug darbo ir yra gan sunku rėmėjus susirasti ir jo, nežinau, yra daug darbo, bet žiauriai įdomu yra. Tai tarkim, kiek tas sportas, nes pas mus šnekama, kad driftas vis tiek yra dar pusiau mėgėjiškas, pusiau profesionalus, nes vien drifteriai nėra tie žmonės, kurie tik važiuotų tą driftą ir jų komandos nariai irgi užsiema 10 kitų darbų. Kiek tas lygis yra Amerikoje link profesionalumo pasislinkę? Aš skaityčiau, Formula Drift yra gal kokie, sakyčiau, 16 vairuotojų, kurie rimtai užsiema, gal kokie 10, kur iš to gyvena, iš to uždirba pinigus. Ir, žinai, dabar aš bandau persiversti, kad galėčiau daugiau iš to, žinai, uždirbti. Ir sunkus momentas yra toksai, bet jo, gan rimtai užsiema daug kas Amerikoje su driftu. Tai tarkim, koks turi būti vidutinės komandos Formula Drift biudžetas, kad tu jau galėtum ne apie verslą galvoti, o važiuoti tik tai, treniruotis? Žinok, sunku atsakyti, nes žinau, žmonės prasisuka, ten gali išleisti gal kokią 40-50 tūkstančių į metus. Ir aš nežinau, kaip jie randa po to dar pinigų, žinai, pavalgyti ir taip toliau. Bet patogiai, kad galėtum iš to gyventi, priklauso nuo kiek tų pinigų leidi, kiek leidi ant technikos, kiek leidi ant, žinai, viešbučių ir taip toliau. Bet pravažiuoti reikia apie nors 40 tūkstančių, kad, žinai, nors visus etapus papulti ir turėti užtenkamai pinigų, ten, žinai, mašiną tvarkyti ir taip toliau. Didžiulis kilometražas? Jo, atrodo, kad aplink pasaulį važiuoji. Klausyk, dabar visai kitos srities klausimas. Tavo ryšiai su Lietuva. Iš tikrųjų, išvažiavai iš Lietuvos, jau gimei Lietuvoje, išvažiavai būdamas vaikas. Tai kiek, nežinau, kiek tave čia traukia, kiek tu čia dažnai lankais? Traukė labai iš tikrųjų ir aš norėjau atvažiuoti praeitais metais, nebuvau jau 5 metai Lietuvoje, bet praeitais metais sudaužiau mašiną ir negalėjau išvažiuoti, reikėjo ruošti mašiną. Tai jo, žiauriai traukė ir labai apsidžiaugęs, kad galiu važiuoti ir išbandyti, žinai, tą EEDC etapą, labai man įdomu yra.
O kokie stereotipai sklando apie, tuose kraštuose, kur tu gyvenai Amerikai, kokie yra lietuviai emigrantai? Yra, nes kokie apie juos kažkokia nuomonė yra susikloščius ar... Žinok, aš ant tiek užsiėmęs, kad atrodo sunku man susipažinti, žinai, su tais, kaip, žinai, imigrantais, bet nežinau, kai atrodo, aš nuomonės pats nelabai turiu, nežinau, reikia kitų paklaus gal. Dabar tavęs laukia kas? Aklimatizacija ir paskui pratinimasis prie visai kito automobilio. Tai va, kiek tie sunkus bus iššūkiai ir kuris sunkesnis ir dėl ko labiausiai nerimauji? Jaučiuosi gerai ir su turbinė mašina esu važiavęs, kai pradėjau važiuoti ir man atrodo bus labai gerai. Greita trasa ten bus. Jo, girdėjau labai greita trasa ir pažiūrėsim, jo. Tai Latvijai kolega iš Formula Drift, Turekas atvažiavo antras, tai dabar kaip ir planas minimum važiuoti finale ar net laimėti, čia nėra tokia kažkokia, žinai, kaip varžybų, nerašytų, žinai, tokių nežodinių. Bandysiu, bet jo, trasa, kiek girdėjau, labai skirtinga negu prie kokių aš pripratęs, aš su Ryan Turk kalbėjau, žinai, kodėl nelaimėjai ir ką reikia man, žinai, ten daryti, kaip mąstyti. Sako, labai greitos trasos ir kitoks stilius vairavimo. Aha. Tai žiūrėsim, man reikės priprast. Aišku, ačiū labai tiek mano klausimų.